dažnai susikerta mūsų interesai su įtvarų gamintojų arba propaguotojų, nes yra didžiulis kainos skirtumas. Tokiai pėdutei, toksai jau vidutiniškas įtvaras nuo 1500. Mūsų avalynė, atlikus visas tas pačias savybės įtvaro ir išlaikius judesi, kad raumenys nenyktų vaiko, 300 eurų. Visi pėdos taškai aktyvus yra visų organų pėdoje. Ir jeigu mes neduodame tai pėdai normalaus darbo, kažkur tai atsiras sunegalavimas. O įtvaras yra pėdos darbo užmušimas arba žudikas. Taip įtvarai reikalingi tam tikrose situacijose, bet tai negali tapti nuolatinė avalynė arba avalynės dalis, kuri imituoja gražų vaiko eiseną. Ir kada ateina vaikas po įtvaro dėvėjimo kažkurio tai laiko, mes užsimerkę blauzdutę čiupt ir jauti, kiek jinai sunykusi ir vedame prie tos gražios eisenos, kad jinai atsirastų su raumenų pagalba. Kiek mes turime džiugių atvejų, kada nuima įtvarus ir pas mus čia pat kambarį pradeda eit vaikas. Mes nedėsim batų ant to vaiko, kuris tikrai neis, bet matome, kad jau čia pat jis eis, o jam uždėti įtvarai.